Sveiki, sugrįžom į naują 19 vlogą. Randamės daigyklėliai. Čia ir bordakstotaus, bet ir tai jau vazonėlė yra žodžiu surašiauti, bet vis morcin. Dar nežinau, kaip išspręsti tą klausimą. Didelį kiek vazon paliečiu išplauti, dezinfekuoti ir taip toliau. Šiandien vis dar neplausiu vazonėlį, nes ir kitų svarbesnių darbų, tai kaip Jurgino apdorojams. Šiandienos tikslas būtų labai geras, jeigu bent jau išsikaščiau visus. Jurgino kasimui jums reikės kažkokių dėžių, idealiu atveju ir tos toks, kur būnt su tinkleliu, šlapinsiam, plausiam, kad viskas išvarvėtų. Reikės sekatoriaus. Aš pasiėmiau dar dezinfekcinį, nors nežinau, ar verta. O idealiu atveju, jeigu neturite sekatoriaus, dar geriau tos toks storas žėklis. Kastuvo arba šakės, geriau šakė dėl to, kad nepažeistum jam saugunėlį. Nes saugunėlį šakniais. Ir dar kas būtina atsiminti prieš kason, kad prieš tai reikėjo susižymėti, kad pradžiau praeitam vlogį. Ko dabar darom, turim krūmą. Nu gerai, pradėkim nuo to. Ir aš tiesiog visus tus steibus nukerpu, nepaleidžienu, bet por centimetrų virš. Tai pirmas žingsnis jį pašalinti laps. Antras žingsnis, įsitikinti, kad yra etiketė. Sekund žingsnis. Bandom aplinkau švelniai pakėdint žemę. Kaip einam aplinkau, kaip laikroduk. Dėl to jį gerai sušakė, nes sušakė mažiau šans, kad tu kažkom paliesi. Reikia dabar taip iškelti, purtant. Ir šiaip visi sodininkai, ypatingai kas labai dirba su Jurginas, labai lauk to momentą, kada iškas, nes tu nežinai, ko tu raisi, kiek tu raisi tų šaknų, nes dažnu atveju mes sodinam tiesiog vieną bulvytį ton. Ir tada tu pamatai, kad per sezoną ne tik turėjo didžiausią krūmą, daug žydų iš tos einos bulvyts, bet turėjo, žodžiu, ir daug naujų bulvyčių. Pradžio ne iki gal buvo aišku, kodėl mes pažiūrėjau bijūnus paleiktam per žėjimą. Ne kasam, o Jurginus kasam. Jurgina jį labai jautrus tos bulvelės šalčiams. Ir dėl to mes negalim palikti, bet kas į fainę pažiūrėti, kas augant kitos šalys, kada jiems nereikia kaisti. Aišku, jeigu nori pasidauginti, norint iškaisti, tik aš nežinau, ką panei tada, ar kiek čia gera žem, čia kiek sleikų. Neatsimint, kiek sodinau, bet aš ant visus dauginau, dalinau. Tikrai, vien bulvelį, man atrodo, sodinau, žiūrėk, geras įrodams, nulūžus bulvelį. Ir aš ant mės laukom, tiksliau kompostaus, nes čia ir tik bulvelė, čia nėra kakla ir akyts. Kadangi tikrai ilga labai užtrunka išsikaisti, nes žem tai labai stipriai molinga ir šaknis, nemažas užauga, tai čia tas pats, kas laimėtų loterijoje. Pasižiūrėkime, čia į vandens. Ir labai puikiai. Tai aš dabar, kadangi visi ir su etiketauti, tai visus susimečiau vieną dėžę. Idealiu atveju vykstu žarną. Bet aš kadangi tokios neturiu ir tiesiog plaunu. Kiek reikia nuplauti visko, tai šiaip reikėtų švarė, kad nebūtų jokių kupstų. Antras natūralus klausimas, kuris gal kelti, kodėl plaunam šaknis. Taigi žemės, taigi galėtų nudžiūti, palikti, kad sezonas sukeišti. Tai irgi dėl to, kad kol sandėliausiam, kad neįsimest kokį puvinuką. Tai pliuvelį ypač svarbu, kad šaknis būtų švarės, sausas ir tai bus sanitarė gan laikom senos, iki kad sezon kolatė sudinėms. Plius minus nusiplau, bet žinokit varga vakarienės neturiu slėginio žarnus, kadangi saulė šans palikt saulė ant plauko išdžiūt, vakar įnešu į daigyklą ir į tuo tikusaniai bus pradžiuvę ir to žemės po truputį ištrupės, ir dar aš bandys gal kokio vanelį ant praplauti ir dalinti. Dar vienas dalykas, kadangi pats praeitas metas niek neraukiau apie Jurgins, tai natūraliai man kėl klausiams, ne tik kudė mes anus kasam, kudė mes anus planam, bet man natūraliai kėl klausiams, kada ton daryti šves, jeigu jau reikia ton daryti. Tai ir sakoma, kad Jurgina, ką gauna šalnų, užeida viskas, sezonas anu užsidar. Ir teoriškai tu jau gali pradėti ten skaisti, iki kol neatsirund įšals, aš kiek suprantu, nes jau įšalsas yra žemėje, tas bulvyt supliaukžda, ištyštanos ir žodžiu viskas anom, myriop.
Tai va, tai pirmas šalnas nereiškia, kad jau viskas pavėlavom kasti šaknis, nes žemė taigi vėliau įšal, paviršius. Nu, žodžiu, turbūt supratot, ko aš turiu omeny. Ai, ir vėl sugrįžu prie to. Tobuliausia gėlė, atspariausia anksčiausiai žydint, bent jau man pirmų metų. Žaveinė, žiūrėkit, aniems dzin šalnas. Visiškai dzin. Žyd toliau, pirmiai pradėjo žydėti, paskutinė vis dar žyd. Žiūrėkit, daigyklo pagaliau nusišlojo stalą, neplojo, nes nematau prasmės. Kapirodžiau, daigyklo dar bordaks, bet jau rek vakar iškastos šaknis dalint, nes aniems čia bus negerai. Tai ko šiandien reikės šaknų? Sausų, kiek įmanom švarių. Aš darysiu maistą plevelį, bet galvoju, kadangi turiu dar durpių likučių, tai jeigu nepritruks plevelis, dėsiu durpius, bet su durpiam į problemą, kad užėm daugiau veids negu į maistą plevelį. Nusidezinfekuojam įrankius. Ir man lengviausia pradėti dalinti nuo to, kad aš visko pasimažinu, kad kuo mane mažiau blaškytų. Tai nusikerpam visus šakneplaukius. Jurgens turi turėti 3 dalis. Bolvė, kurį maistą medžiags, kaklėlis, kuris sujungs su akytėm. Tai 3 dalis. Akytis, kaklas ir bulvelė. O čia kas per padaras? Žinok, tu pati pasimėjau, kur pati nesuprantu, kas čia į. Kur matau, galiu parodyti čia važiuoti. Bolvė. Iki čia kažkur. Čia ir kakliuks. Ir čia va ir akytis. Ką panon atidalinti, aš net neįsivaizduoju. Bet bandom, gal su peiliu. Čia tas jau ir atsikabėjins. O tokiai, kur yra va klibant, iš ano nieko geriškar gal mėst lauko, nes čia ir tik ta bulvelė. Onda galiam nusikirpti, nes kuo ciniai reikalings, kuo ta palikau didėsti, gal to galbūt patogiai neštant. Žodžiu, aš jas da praplauti, bet čia va į bulvelė. Kakliuks, kuris biškai sudraskyts, ir čia turėtų būti akėlis. Per žingsnį nuo piršto nupjuvėm. Va, žiūrėkit, bulvelė, kakliuks ir akytis. Aišku, galėčiau gal dalinti dar per posį. Na, pabandom. Va. Iš to gausias panašus krūms, kaip ir iš tos bulvelės. Tai va, tai neišmėskit. Kad biškai praplauti, esminis dalykas, kad dabar prieš sukant į plevelį, aniai turbūt visišką saus. Bet važiuot, kaip skiras tuos šaknis vien toks apvalės ir beveik neturi kaklėlių ir jį sunkiai atidalyti. O va kitų veislių šaknis yra toks pailgas ir atrodo gal ir sunkiau, bet iš tikrųjų lengviau. Tai ko aš jau biškai apsivaliau tus plaukelius visus. Va, kadangi akivaizdžiai mačiau bulvelį, kaklėlis ir akytis, tai iškart išsilaisvinau. Tai irgi atsilaisvinam. Čia paliks toks 2. Čia steips. Tokiai, bet atskirkiam. Irgi. Bulvelė, kaklėlis ir akytis. Bulvelė, kaklėlis, akytis. Tvarkauju, pamačiau tuik pavyzdį. Tai jeigu rasit tuik bulvelį nupauvus, aišku, galit kirpti iš to gal, kurį bulvę. Aišku, čia jau kakla dalis, tai jau viskas ant gatavo. Iš to gal galit kirpti. Matot, švar, kol iššalvėjt, man atrodo, galėsite nam pasilikti. Bet jeigu nėra švarvėjt ir tuokivą, gal pradėti, kokį išmečiau dar. Turėjom pradžiovus šaknėms, dabar parodys, ką pašans suku į plevelį, nes aš pasirinkau būdą, kuris labiausiai taup veikia, lengviausia kontroliuojamų sąlygų yra ir man atrodo paprasčiausiai. Praeitas metas taip sandėliavau, labai buvo patogu, nes maža kašuota, porkart buvau išpakaus, tai nedaug ko išmečiau. Išsiteis plevelį, gumbėlis, svarbiausia, kad būtų toks šlapsons. Nu va, sausas. Paimam ir por kartų apvyniuoju. Taip, kad jums neturėtų sąlyt su kitų svogų šaknim. Jau nusišnėm. Dar viens, šonį dedam ir vyniuojam. Nu, čia tokį, žodžiu, link. Taip, nemaža susinaudo plevelis. Bet, kaip įsakau, vermikulit ir durpės, tai irgi nemažiau susinaudos, ypatingai jeigu po to neturi kokių durpių pernaudos. Ir svarbiausias dalykas, vos nepamiršau įleinsyk, etiketė. Kadangi čia visi ir tos pačios veislės, tai užtenka vienos etiketės. Ir viskas į tokią aš dedu į šaldytuvą. Važiuoju.
žiūrėk teisė, vis sakai. Važiuoju, sutvarkti traktoriu. O bus ką per daug. Žiūrėlis gal šalnų, žiūrėk, kaip atrodo. Tai dabar reikia nuimti plėvelti čia va. Nu ir iki pat gal. Ir siemkis išrauti. Tai aš gal dabar nuimam plėvelti, sumetam išvešiam į puto, o antrų vežiam siemkis. Va, jūs parodys, kodėl nėra gera, kada užkasam plėvelio, nesuvinukas. Nežiūrėk, tiesiog plėvelis pasidarė vėlien. I da toks stors bramba išaugo ant tos plėvelės. Ir tiesiog prieš plėvelį. Nu tai va, prilaikėm būtų geras, bet kada reikia plėvelį nuimti, ne kažką. Anksčiau sakydavom, kas ravi šieną, dabar sakom, kas ravi plėvelę. Jo, ne vieną arbūzų. O, jergo. Sukas. Šiaip senėlį iškart. Traktoristai. Nu, a užgės, a ne užgės? Beveik. Wow. Šiandien sėklų rinkėm dainą. Čia ir kusmėjų galbūt. Tai stengiaus toks jau, kai manom sudžiūvusis nurinkti, o čia zinijų galbūt. Atsijant, kur aš rodžiau tam tokį dvispalvį ziniją, ką aš patina nuo sėklos susirinks. Ir aš kažkaip galvoju, kada sudžiūs anksčiau negu vaikais. Ir aš matys, kur jinai yra. Bet dabar spiktar aš radau. Čia dar pririnkau burnučių, viskas beje bus dar valoma. Labai geras įrodymas dabar ir kurios gyvs yra atsparesnis šalčiam. Šlamučiai. Jau buvo kelias naktis su stipriu minus, ani vis dar gyvent savo gyvenim. Toliau čia atėjau susirinkti fliuksų sėklų. Anu turiu šis metas gal man nedaug, labai gaila, nelabai kur ir panaudojau, bet kitą metam tikrai noriu susirinkti sėklas, nes ir pirkau brongis. Ir žiūriu, kad ani irgi vis dar išeit ir nesiruoš brandinti dar sėklų. Tai vadinasi, ani irgi yra atsparesni šalčiai. Nu aišku, žuveinai. Nu tai va, o vis kiti kapinų šal. Tai aš jau rodžiau praeitam vlogį, kaip aš studijuoju sėklas tvarkiaus. Aš prisipažinsiu, kad neturiu jokios technologijos, esu mačiusi keletą video, kaip daryti šustri ūkininkai ir taip toliau. Ne vis laik to naudojus, nes ten tiesiog yra paremta ant masės. Ko aš darau, aš stengiuosi atsiminti, kaip augalas sėklas atrodo. Ir kada tu žinai, kaip augalas sėklas atrodo ir koks senos plius minus turi būti, tu jau tada kokį tu nori būdų, pūtimų, judėjimų, rankliojimų, kokį tik nori, tokį ir susirankliuoji tas sėklas. Nu, tarkim, va, prisirinkau zinijų galvočių. Pas manis tos galvotis yra kai kurios išdžiaus, kai kurios yra drėgnas, bet gal šalčio net pradėjus pelėti. Normaliai sėklas šiaip turi būti toks, nu kaip pasakyti, jėts. Į tuos monkel įtarėm, nes senos otefa paimam ir va matot, čia va, ne, priimant sėklą, bet čia niek, čia ir visiška tuščia nesubrendus. Jeigu sėkla yra ant šonin žiedlaip, ten galbūt su tokiu ilgą uodegėlį, tai to ilgą uodegėlį gal nulauž, nes čia tiesiog žiedlaips. Šiaip aš turiu sėklininkystę paskaitą universitet, tai kam visokiai va tokiai dalykai reikalingi, pratesimą, uodegėlis, nu čia šiuo atveju buvo žiedlaips, tam, kad augalas turi natūraliai plėsti, tai vadinas, on subrandins sėklą ant augal, ir turėtų vies pagauti ir kažkur nuplėsdėjantį ir nukreisti žemę. Ir tokių sėklų ypatybių, kada nuos to ir tokį čia viršau, toj kaip strėlytį, kiek pamenu, ir aštrus prieks, kad tipo vos ne įsisoktų į žemę. Žiūrėkt, geras pavyzdys. Čia va gal iš kokių 6 galbūt tik tą teik sėklų tai surinkau, nes nu ne vas jį pradžiuvus, aš vidurių net nekrapštau, jeigu matau, kad tada jį šlapė. O čia va vien galbūt, tiesiog paėmiau, suspaudžiau ir galim sakyti viskas į paber ir čia va jau ir pakankama sudžiūvus galvutį ir jau matos netgi sėklas. Tai va, o šiaip tai variantas toks galbūt palaikyti kumbarį kokį savaitę, 2, aš net nuolauk, žinok, nes man čia liks mėnesės. Nu, kusmėjų sėklas daug geresnis variantas, labai jau sausas. Žaidok va, jau toks jautas, jau čia viskas įsubrėnė. Ir reik tik tą šiukšlės išpūst, kurių zinijų, sakiau, kusmėjai. Bijons maišausiu ir ginas, kusmėjai su zinijom, ne dėl to, kad šanų neskiriu, bet tiesiog kažkap šalip. Tai augalą auga, pas manis laukų šalip ir auga ir aš dėl to kartą sumaišau. Aš jūsų nenoriu
kažko mokyti, nes aš pat nežinau, ar aš gerą moku, tai aš tiesiog iki galo daug ko ir neparodo. Kad po to nesakytumėt, kad nereikia taip daryti, arba kokį profesionalą, jeigu žiūrės, komentuos, sakys, neklausyk tanu. Žiūrėkit, kur pasakojau, va, su pukelčiu šlamučiu galvots. Tai va, čia į daug sėklų. Tu pukil kapinerė, kai juk sėklų ir tas va. Tas pukils net pats nukrent. Tai va, žiūrėkit, iš vienos galvots, kiek daug sėklų.